rašinėkit. Klausom. Hi, is this Justin Zetas? Ai, žinokit, ten pokštas buvo. Excuse me? Ko jūs ieškot? Excuse me? I'm looking for someone to reinstall my Windows. With Windows? So? Yeah, I'm staying in Molete right now, and I really need the, well, I don't know what's wrong with my computer. It just wouldn't turn on, and I heard that you're like a computer fixer guy. Maybe I can fix it. Yeah, maybe would be great, bro. Would be great. Maybe you need to reinstall Windows XP. Yeah, bro, I don't know, probably. I mean, it's like really broken, so I turned it on and the shit just happened. So, could you try to fix it or something? I'm staying at a hotel. Hotel. What's the name of hotel? Belvilles. Belvilles. Yeah. So, I think so that I could help. Right, so I have a laptop. That is Toshiba laptop. Listen, the thing is, I suspect you're a programmer, right? No, practice programming. Right, so basically, I suspect that there could be a bin hex bitnet, but basically the thing is that when it doesn't do JavaScript, and when I go to the library, it goes like MOMO, Mud Object Operated Mosaic. The thing is, like the NIC protocol does not comply with the PHP. So that's the problem, I guess. But, you know, you're the expert, so you tell me. Okay. Maybe that's the portal problem. What price will be for fix? You don't know your price? Well, okay, I'll tell you what I think is wrong with my computer. The thing is, the RDF, Resource Definition Framework, I think it does not comply with the RTSP. So that's the problem, and I guess the serial line internet protocol does not, integrate with standard generalized markup language. So I think that's the problem, and that's why the local area network doesn't work. So I guess that's a problem. But you're the expert. I don't know really. So how much would it cost? Look, I can reinstall Windows, write out programs, antivirus, hardware cleaners, and any soft. Can you fix my Gopher? Yes. So the Gopher is okay, right? Your documents, all files won't be disappeared. Listen, hold on. My friend's here. He's Lithuanian. Maybe you could talk to him. I am at Molete. Yeah, right. My friend just came. He's Lithuanian. His name is Andrus. Maybe you can speak to him. He speaks Lithuanian. Maybe he'll explain the problem. Is that okay? I'll give you. My friend will talk to you. Okay. Okay. He's Lithuanian. Well. Okay. Andreas. Oh, good. This is the computer guy. So could you talk to him about my laptop? Skambinam dar kartą. Pasimetė vaikas. Prisirašęs čia visokiausių dalykų, kad taiso, bet sako, ne, čia buvo bairis. Gerai, pabandom. I'm listening. Sveikas, klausyk, čia yra Andrius.
Čia Džeko draugas, dėl to kompiuterio, pas jį yra laptopas ir aš net nežinau, tiesiog kai jis įsijungia, tenais viskas mirga marga ir aš spėju, kad tenais galėtų būti ekstranetas sugedęs, ta prasme FAQ neveikia. Tai žinau, jeigu dalis sveikas, fiziškai negadintas tas laptopas. Tenais, man atrodo, tiesiog ASDN-as sugedęs, kas nors ir gauferis parėjęs, ir viskas. Tai aš tai galėčiau paskrapštyti, galėčiau... O tu su gauferiais dirbi? Tu su gauferiais kiek nors dirbi? Ką? Su gauferiais ką nors dirbi? Kas tai gauferiai? G-O... Ai, vaizdo plokščių, GeForce. Ne, gauferiai, gaufer serveriai būna tenais. Tenais kompiuterais, ta prasme, kompiuteriniai tie archyvai, man atrodo, kad galbūt juose kažkas tai blogai. Žinai, ką aš galiu padaryti? Ką? Aš jau sakiau, ir namo anglikonui, tau daugelį. Šitą, aš perstaliuoju Windows'us, surašau visas antivirusinės, visą softą, visi dokumentai ir failai išliktų gyvi. Tai vat gal klausyk ir gerai, nes gal tenais iš viso yra tik tai toksai, žinai, gedimas tik tai programinis galbūt. Nu tai va, sakau, jeigu programinis pataisau iš karto, a jeigu fiziškai, tai sakinėsim, žiūrėsim. Galėtume, ne? Nes tai pinigų, tai klausyk turiu, o kiek čia kainuotų? Siūlyk. Ką žinau, kiek čia siūlyti? Kiek čia, kiek, kokių 600-700 užteks? Jo, užteks. Gerai tada. Nes aš nežinau, nes jisai sakė, kad jisai, tai susibrangiau, bet, sako, čia Lietuva gal pigiau kaip nors nusidarės, tai va, žinai, kad 600-700 man atrodo normalu yra. Aš tik mėgėjęs, bet galėčiau viską padaryti. Tiek normalu yra, ne? Tu viską gali visada. Nepradėk čia fantazuoti. Kas ten? Tai sustiksim rytoj, ne? Kas ten kalba? Ką? Kas ten kalba iš? Ai, mano mačiutė kalba. Galvoja darbą ieško. Aišku. O pasirodo darbas ieško tavęs. Na tai. Klausyk, o tai tu gal šiandien galėtum atvažiuoti, nes čia žinok, tai prasme, jam reikia su tais dokumentais visokiais dirbti ir tiesiog sakau, user interface languages, ta prasme, visiškai neveikia. Šiaip galėčiau. Bet reikėtų pasiimti mane iš namų. Tai gal tada taksi mes atsiūsime tiesiog? Gerai. Klausyk, tai tada, žinai kaip, aš tau pasakysiu, koksai taksi to jau atvažiuos. Tai yra taksi firma... Zip FM. Taksi firma Zip FM. Sveikas, meisterė. Žinau. Ką žinai? Kas čia Zip FM? Meisteris. Meisteris? Ne, mes norėjom paklausti dėl didžiaus paslaugų, dėl tos sodybos, žinai. Sodybų kokių? Dėl sodybos didžiainės. Ai, CV kur siunčiau? Jo. Tai gerai. Gerai? O tinka? Jo, tinka. Ok. Ir dar klausyk. Užmačiau, kad nuomoji Molėtuose sodybą. Baliukams nebent tik tais. Tai gerai. Pats groji? Ką? Groji pats, sakau. Ar groji? Pats negroju, neturiu instrumentų net. Nes mokinu, gal ateiti mokinsis. O su kuom groji? Šiaip barškinu gitarą. Barškini gitarą. O klausyk, jeigu mes su kolektyvu, su Džeku ir su Andriuku atvažiuotumėm pas tave pabaliavotą, priimtum? Jo. O kiek nori už tą sodybą? Kaip tau už 50 litų. Ačiū tau. Klausyk. Klausyk. Tai pasakyt, kur atvažiuoti? Pasakyk. Zip FM. Kampinė. Zip FM. Rausvai rūdas. Rausvai rūdas. Netoli Maksimos. Kaip šūdas. Kaip šūdas. Zip FM.
Jo, kažkaip keistas oras ir aplinkui. A šitą, Nu, ant to laptopo būtų internetas. jo, šiaip wireless yra pas mus. Ai, nu tai tada nebus problemų suinstaliuoti programos. Klausyk, o šitą gal pigiau išeitų, gal kokius 50? Gerai. Tinka man. O klausyk, o Gali legalius? už 500. Už 5, super. O legalius įrašai Windowsus? Jo, legalus. Duosi mum ten visokius tos dokumentus, ne? Dokumentų neduosiu. O ką? Jack? Give me the goddamn phone. Ten tie dokumentai, nu ne Windows tenai. Nu matai, Jackas grįžta atgal į savo Ameriką. Man pasakysiu, mama, daugiau tau nepildys. Nu, Kiek tu čia plėtėsi? Klausyk, nieko negirdi pašalinio garso. Aš tokia jau užsileisiu. mano kompiuteris veikia. Čia tavo kompiuteris, nes kažkaip girdžiu kažkokį va čia trūkdžius. Na taip, O ne? jo. Keista. Klausy... O tu senai tos kompiuteris taisai? Tai žinau, aš prie kompiuterio 10 metų gyvenu. Ne? Kas čia dabar? Pasakyti tavo. Kas tau? Čia pasai? Ką? Pasai kačiokas miaukė? Koks kačiokas? Nu nežinau, vaikas turbūt. Koks vaikas, ką čia plėdė? Tai kas tai, miau. Tai pas tavę, sakai, kompiuteris čia kažkoks garsus leidžia. Čia po langais. Aha, supratau, galvoju, kas čia girdis tau. Klausyk, tai kada atvarysi? Žinai, aš po 10 minučių būsiu prie Lakštingalos. Nežinau, žinok, nelabai įsivaizduoju aš ten, kur, žinai, važiuot. Bet žinai ką, prie Maksimos atvažiuoju. prie Maksimos. O kaip ta, nu blemba, nežinau. Nu gal. Rasim. Minutė. Where the hell is my computer fixer? Aš perskambinsiu vėliau. Davai. So I'll kill him. Kaip